Sveiki draugai iš Coldstream. Tai yra mažas, simpatiškas bažnytkaimis visai ant Rubežiaus tarp Anglijos ir Škotijos. Na, kaip nekeista, kažkodėl tai mano mikrofonas vienos kameros ir šalmo kažkaip sunkiai susikalba. Tai yra tas, kuris 360 laipsnių ir šalmo, kur aš darau komentarus iš motociklo. Ir kartais mano kai kurie komentarai tiesiog video yra, o garso ir nėra. Na, tai tada reikia papildomai įrašinėti dar komentarus, tuos, ką aš pasakojau ant motociklo būdamas, bet nepapasakoju, nesigirdi nieko. Tai va, tai šios 2 dienos buvo vidurio Anglijos tokios pažintinės dienos. Šauniai išsimiegojau aš toj fermoj. Po to, kai manęs į vieną kempingą nepriėmė, na tai tada išlėkiau aš į Lincolno miestelį. Mano sūnus klausė, sako, kodėl jie miestelį pavadino prezidento vardu. Sakau, turbūt biškį atvirkščiai, gal prezidento pavardė buvo tokia pat kaip to miesto, gal jo šeima iš ten kilus, už tai taip ir buvo. Patekau į Lincoln Castle teritoriją, Lincolno pilis, o čia drakonas kažkoks, žiūrėkit. Čia kažkoks drakonas iš pilies išlindęs. Štai už manęs šitam kambarį yra saugoma Magna Charta. Tai yra didžioji chartija, 1215 metų dokumentas, vienas iš reikšmingiausių konstitucinių dokumentų Anglijos istorijoje, turbūt, kaip jie patys sako, kadangi tai buvo tam tikra sutartis tarp karaliaus Džono ir baronų, pagal kurią buvo apribotos karaliaus Džono teisės. Tai filmuoti, ten fotografuoti prašė griežtai negalima, ten kadangi tai specialus apšvietimas, bet man kaip teisininkui aš atsimenu šitą dokumentą iš teisės istorijos, tačiau pamatyti šitą dokumentą gyvą, kuriam 800 daugiau metų, tikrai įspūdinga. O čia už manęs yra, kaip suprantat, kalėjimas. Ir čia atskirai ir vyrų, ir moterų kalėjimas atskirai buvo šito Lincolno pily. Tai va dabar einam pasižiūrėti, kokios ten tos celės ir kas ten gero kalėja. Čia kažkokie tai kalėjimo koplyčia. Įdomiai. Ir va ten, žiūrėkit, visi kaliniai sėdi atskirose dėžutėse. Nežinau kodėl, parašyta, kad neskleistų ligų. O, čia Lincolno vaizdelis. Gražu, klausykit, raudoni namukai. Katedra didžiulė. Eisim mus kitą katedrą apžiūrėti. Žodžiu, sutikau dar tokią šeimą lietuvių. Sakau, iš vietinė ir iš atvykę. Sako, čia Lincolne kas 5 lietuvis, sakė 20%. Sakė, dar ne taip žiauriai kaip Bostone, bet Lincolne, sakė, čia pilnas, čia gali angliškai nemokėti. Juokingai atrodo, mokinukai sutūpę ant žolytės pailsėti ir visi taip gražiai po medžio šešėlį visi sulindę. Bet čia gražu, senamiestis, tokie visi senoviški pastatai, sutvarkyti, restauruoti. O šitas koks gražus, čia kaip vokiškas. Svarai upeliu bėga. Į bažnyčią 12 svarų užeit. Ten toliau tiesa, tai nejau, sakiau, tiek to. Šį kartą apeisiu aplinkui, iš vidaus kažkiek pažiūrėjau, kiek pamačiau. Tai pamatysiu dar kitur, aš tų katedrų gal ir nemokamai. Jo, didelė katedra. Didelė, kai aš apeisiu šią aplink ratu. Gal pavyks man iš
parkingo droną pasikelt, atskrist apžiūrėti iš arčiau. Arba kur nors kitur susirast kokią vietelę, nes tikrai verta nuotraukos. Pažiūrėsiu. Kai tiltukas priešais, jau čia vienas iš didesnių tiltų Anglijoje. The Humber Bridge. Wow. O ten po dešinę platėja. Šalta. Galvojau droną kelt, bet čia kai toks šoninis vėjas, tai ne, viso gero. Net nebandysiu. Galėjau striukę apsirengt, klausykit prieš tai. Čili. Va prašom, kur aš atsibeldžiau. Ogi aš atsibeldžiau į karališkąjį geležinkelių muziejų Yorke, Vidurio Anglijoje. Visai neplanavau čia važiuoti, net nežinojau apie jo egzistavimą, bet paklausiau čiapo įvažiuodamas į Yorką, ką čia nuveikti per porą valandų. Tai jis man sako, užeik pasižiūrėk katedrą. Ir būtinai sako, užeik pasižiūrėk šitą traukinį muziejų. Anksčiau Anglį tūsdavo arkliais pakinkyti vežimai per bėgius iš šachtų. Nu, o garsusis išradėjas ir inžinierius Robertas Stevensonas sukonstravo štai va šitą va, The Rocket, kuris čia yra originalus dar turbūt. Ir tai yra pats pirmasis garais varomas variklis, garinis variklis ant ratų, kuris varė, galėjo vežti žymiai efektyviau negu arkliai. Na ir va čia va jo rekonstrukcija yra, kaip jisai veikia. Na va štai šitas Stirling Single No. 1, jis išvystydavo 75 mylias per valandą greitį ir vidutinis greitis čia būdavo apie 60 mylių per valandą. Tai apie 100 km per valandą varydavo šitas traukinys, šitas lokomotyvas. O štai taip atrodė prietaisų skydas arba mašinisto kabina. Aš įsivaizduoju, kad čia būtų taip karšta, kad čia net ir žiemą jisai varydavo atidarytas, nes čia net nėra kaip uždaryti. Šitas vadinasi Mallard ir tai yra pats greičiausias visų laikų garų varomas lokomotyvas. Jisai pasiekė 203 km per valandą greitį. Įsivaizduojat? Na va, o čia yra Eurostaras, the Eurostar. Traukinys, kuris varo iš Londono į Paryžių ir į Briuselį per Eurotunelį. Ir čia va kaip tik yra sekcija Eurotunelio parodyta, pavaizduota, kaip jisai čia atrodo. Na, daug tokių visokių edukacijų, daug tų pagalbininkų vaikšto pasakoja vaikam, čia tokių padaryta užsiėmimo vietus. Na, grinai, kad žinokit, vaikai čia yra žymiai įdomiau negu scrollint, nes čia grafika geresnė, čia nėra poros minučių limito, nereikia tilpti labai koncentruotą vietą. Na ir kvapai yra, paliest, pajaust galima dalykus žymiai įdomiau negu scrollint planče. O čia yra The Shinkansen. Čia yra Japonijos greičiausio traukinio fragmentas. Alright. Have you got your tickets? Na, akivaizdu, kad Anglija yra ir būdama geležinkelio pradininkė. Manau, kad iki tam tikro laiko turėjo pačią geriausią
traukinių infrastruktūrą. Bagažą tai čia ne ką mažiau negu pas mane motociklą šiandien sukrauta. Na, Jorko centras tai gražus, toksai įdomus, unikalus, klausykit. Jorko katedra, York Minster, vadinasi, ne Cathedral. Kom skiriasi Minster ir Cathedral, aš nežinau. Dabar suprantu, iš kur tas pasakymas senutė Anglija, nes jinai iš tikrųjų jau kelintą dieną čia. Aš suprantu, kad ta Anglija yra tokia senoviška visa. Na, pirma naujiena. 3 štukės. 3 štukės. Kažkur tarp Jorko ir Newcastle. 3 štukės jau nuo namų ir dar nei pusės kelio nei nėra. Tai kas čia bus pirmyn atgal, nežinau dar. Taip, o kitas dalykas, tai susiradau nakvynę kažkokiam kempinge. Važiuoju į kempingą. Thank you so much. Na, štai mano vieta. Čia neblogas kempingas, sakyčiau, labai erdvus. Labai toksai faina tokia moteriškė. Tai va, dabar statomės palapinę. Visų pirma, pasistatau padėkliuką. Va, tokia nedicka. Opa. Jau saulė leidžiasi, reikia greičiau išsisukti. Galim laiką nuimti, kiek aš čia laiko užtruksiu tą palapinę statydamas. 18 svarų. Sumokėjau už vietą kempingę. Decathlone prieš 5 metus pirkau šitą palapinę. Iš vis kokį 20 naktų esu nakvojęs turbūt. Kiek aš čia? 3 minutės. Šį kartą aš jo, žinokit, rankomis nebepūsiu. Aš turiu va tokį žaisliuką. Ir pučiam. Tai va. Va, ir jeigu man reikės dabar bus karšta miegot, o panašu, kad šiandien bus karšta miegot, tai aš turėsiu kaldrą. Galėsiu lengvai nusispardyti. Na štai, turbūt 15 minučių, palapinė, staliukas, kėdutė, ten yra elektros lizdas, turiu 3 metrų prailgintuvo. Va. Atsidarau nulinio alaus ir papūskit jūs man visi į uodegą. Šiandien užteks, viskas. Iki. Labas rytas iš mano šito kempingo. Aš jau susipakavęs tokiam lengvos panikos režime, kadangi miegau visai neblogai, ramiai, bet rytą, kol čia dar valiojausi, girdžiu dundulis už manęs. Išlendu iš palapinės, žiūriu akurat, tokia nejuokinga audra ateina. Čia šalia manęs, kur irgi žmonės palapinėse buvo, jau susipakavo, išeidinėja, o žiūriu, aš dar ne. Galvau, tas jeigu lietus užklups, tai čia man bus linksma visai. Paskui šlapius daiktus vežiotis, paskui ieškot kur džiovinti. Tai aš greitai susipakavau. Nu, panašu, kad viskas spėjau susipakuoti, lietus ir nuėjo. Tai va, tai dabar nei čia kavos gersiu, nei kažką tai. Tiesiog savo ramiai išvažiuosiu į degalinę, nuvažiuosiu kokią artimiausią pakeliui, kas bus. Ir ten kavos pagersiu ir pažiūrėsiu, kaip čia bus toliau. Ir galų gale aš čia be interneto, žinokit, nuo vakaro. Tai
Irgi, tik ant kalno buvau užvažiavęs, kur išsigaudo, tai namo paskambinu, pasakiau, kad viskas gerai. Na viskas. Dabar išlysiu ant ryšio, kažkada būsiu. Spėjau aš išvažiuoti iš to kaimelio, grįžti jau į ryšį, grįžti ant kelio. Iškart stoju pirmą degalinę, kadangi numačiau, kad rimtai realiai audra ateina. Tai gerai degalinė, va kaip tik ir kavos pagėriau ir bandelių pavalgiau ir tą lietų pralaukiau saramiai. Nu ką, welcome to Newcastle. Newcastle šitą lietingą dieną. Vieni tiltai, ten va tas, sakė, gražus tiltas. Nu va, čia dar kažkoks tiltas, va aš tuo tiltuku važiavau prieš tai. Persikėlėm per vieną, čia kai keltas atrodo. Ten tipo, ne, yra kažkokia pėsčiųjų zona. Gal reikia nusileist pasižiūrėti, kur čia trumpam pasiparkuoti ir kavikės išgert. Na va, atvažiavau čia į Newcastle, Šiaurės Anglijoje. Šiaip ne taip pasistačiau motociklą iš aikšteliai. Nežinau, čia mokama aikštelė šiaip, bet motociklam atskira vieta, tai nežinau, ar čia mokama ar nemokama. Bet nusprendžiau čia ilgai nebūti, tai nemokėjau čia nieko už parkavimą dar. Šiaip čia tokia promenada, sakyčiau, bet tokia visa pilka, niūri, nyki. Va už manęs tik tai kažkoks tai pilis raudona, va kažkokia įdomi stovi, bet jie irgi neįsiu. Warnwick Castle. Pirma Northumberland pilis, kurią aplankiau šiandien. Šiam plane 3 pilys. Va, štai pirma. Wow, okei. Tokia fainuolė. Edicka. Einam nusipirkam bilietuką ir einam, žiūrėt. Labai fainai išlaikyta pilis. Nėra čia tokio kažkokio mandro tokio restauracijos ar kažko tai, bet va, visa akmeninė dalis, visos patalpos visokios kameros, su visokiais paaiškinimų sočiai. Turiu va dar gidą, tai paklausau istoriją. Tai labai fainiai. Va. Ir, stairs to ale cellar. Paskui ten nulysim. Paeinu pirmą čia pažiūrėti. Va štai baldukai. 18 amžius. Iš ąžuolo. Čia jau 18 amžių daryta, bet stilistika yra 15. Ir pažiūrėkit, kokios detalės ir kokie, kas per raižiniai. Ir čia yra ąžuolas visur dažytas, beicuotas. Man kaip stalijų mėgėjų čia yra tikrai išganimas akim pamatyti, kas per tokios detalės ir kas per, kiek čia darbo įdėta ir kiek čia pastangų, kad taip tiksliai tokia kokybė išlaužta. Va, kiekvienas raštas atrodo kaip su skaitmena padarytas. Nu, išlandžiojau pilį. 3 aukštai įvairių patalpų ir salės, ir priėmimo salės, ir visokie kitokie ūkinės patalpos, apskaitos patalpos, sandėliai, tualetai su, tiksliau, skylės tokios, senoviški tualetai. Va, čia dar buvusi bažnyčia priešais mane. Na, žodžiu, įspūdinga pilis. Fainiai. Va, kas važiuosit čia pro šalį, tai nepatingėkit užsukt, pamatyt. Gražiai padaryta, sutvarkyta.
Viskas, dar šiandien 2 pilis noriu aplankyti, o paskui jau žiūrėsim, kur nakvosim. Vėl išsigėdrė, gal šiandien vėl kokį kempingą pavyks rasti. Which way you feel? Don't worry. All good. Just Shut up. take care, and if you need anything else, just shout. Na, dar viena pilis šiandien pakeliui. Alnwick Castle. Taip pat šiaurės rytų Anglija. Ir čia yra Northumberlando kunigaikščio pilis iki šiol. Tadam! Čia yra ta aikštė, kurioje skraidyti mokėsi pats Harry Potter. Čia skraidyti mokinosi su šluota Harris Potteris. Ir čia yra ta vieta, kur jisai treniravosi. Ir tai yra ta lokacija, kur buvo filmuotas filmas. Va, čia vaikučiai mokinasi skraidyti. Va, čia yra treneris ir jis mokina skraidyti vaikus ir visus su šluotoms. Kiek čia vietos? Čia visur galima ant tvorų, ant tų sienų užlipti. Einu dar palaipėsiu. Bet tai jaučiu, čia šiandien vien tik po pilis blūdiju. Toli niekur nenuvažiuosiu. Nu, bet tame ir yra nuotykis. Gražu čia viskas. Alnwick Castle vadinasi. Labai fainai. Žinot, aš prieš važiuodamas buvau įdėjęs tokį klausimą. Sakau, ką čia toje Anglijoje gero pamatyti. Tai buvo nemažai žmonių, kurie sakė, nieko čia pas mus gero. Tai kol važinėjau, tai vien tik tai gero, žinokit. Labai kol kas įdomu. O taip. Na, pamačiau, ko nesitikėjau. Tai yra, buvau užėjęs į vidų šitos pilies. Čia yra pasirodo veikiantys Percy šeimos namai. Northumberlando kunigaikščiai. Ir viduje griežtai neleido filmuot. Paprašė išjungti kamerą. Bet tai viduje yra prabanga ir displejus, ir paroda, ir visos salės, ir valgomieji, ir nuo aukščiausio lygio. Nesu žinokit matęs nei kokiam, kitose rūmuose ten daugiau tokie, sakykim, parodiniai kambariai, o čia grinai, labai. Tai tik papasakoju, kad kaip jaučiuosi, o parodyti negaliu. Tai dar viena pilis, jaučiu, čia nebespėsiu. Bus matyti. Na va, atvažiavau dar vieną pilį. Trečiąją prie pat jūros kranto Bamburgo pilis, bet dėja ją aš nepateksiu, nes uždaryta iki 4 tik tai. Patekimas iki 4, tai sorry, tik kaip aplinkui apsižiūrėsiu ir viskas. Nu, bet ką daryti? Nėra tai nėra. Ne viskas spėsi pamatyti. Bet jau 2 pilis pamačiau ir užteks. Žodžiu, dar tik tai be 25, o jau sutemo, atšalo ir nusileido bele koks rūkas. Ir dar keliukas, matot, apaugęs kokie 2 metrai iš abiejų šonų. Šonuose nieko nematyt, neaišku, kada kokia ožka iššoks iš šono. Šiaip toks dabar tikras angliškas vaizdelis, va kaip turi būti. Akmeninės tvoros, akmeniniai namai ir rūkas ir tamsu.
Kita bėda, neturiu kur nakvot. Pigiausia, ką randu aplinkui, yra 80 eurų. Ir tai Edinburge. Iki jo važiuot dar yra kokia valanda daugiau. Tai varau dabar į degalinę. Užkąsiu ką nors, išgersiu kavos, apsirengsiu šilčiau. Apsirengsiu lietaus aprangą, nes matau, kad vėl reikės jaučiu. Ir tada varysiu į Edinburgą. Va čia tos akmeninės sienos tarp sklypų. Nu ir ten matosi va, visi laukai, kalvos, ryškios. Ir sklypų ribos, nežinau, čia sklypų ribos turbūt. Ar šiaip ganyklų ribos. Wow, čia kažkoks tai. Žodžiu, to įvažiuosiu į Škotiją. O, koks čia tiltukas. Interesnas. Tai ačiū labai žiūrėjusiems šitą seriją, šitą dalį. Jeigu jau pasižiūrėjote iki galo, paspauskit patinka, pasidalinkit su draugais, parašykit komentarą. Man labai patinka juos skaityti. Nedaug jų kol kas, bet vis tiek smagu. Aš einu ilsėtis galų gale ir varau nuo rytojaus Exploring Škotiją. Iki.